Labas vakaras Teleloto žaidėjams, labas vakaras ir Teleloto žiūrovams. Jeigu dar nespėjote, čiupkite savo šeimos narius, sodinkite šalia savęs ir pasiruoškite valandai pramogų su Teleloto, nes mes pradedam. Taip, pasisveikinčiau ir su Indre, tik jo šalia savęs tiesiog nematau. Kažkur dingo kolegė laidos pradžioje. Pasižiūrėk, čia tas tavo, žiūrėk, yra. Ką? O, labas, Gintai, labas vakaras visi. Kaip matai, susiradau naujų draugių, žinai, čia vat apžiūrinėjame puikų automobilį. Ačiū jums labai, galite grįžti į savo vietas. Ką? Taigi, labas, labai Indre, smalsu. stok šalia manęs, aš kaip suprantu, tau mano kompanijos vis negana, ar ne? Gana, Gintai, aišku, kad gana, bet tavęs neradau, o man tai buvo smalsu pasižiūrėti šį puikų automobilį. Bet gera žinia ta, kad vienam žaidėjui į namus jis ir atiteks. Taip, ne tik ši gera yra žinia, nes šį vakarą tikrai bus laimėtas Volkswagen Passat automobilis, bet mes turėsime ir puikių, gerų galimybių laimėti ir daugiau automobilių. Juk pavasaris tai pats laikas atsinaujinti, ar ne? Žinoma, o ką tu darysi? Aš irgi turiu šiokių tokių minčių, bet kol kas tai tebūnie paslaptis, nors ką gali žinoti. Aš žinau, nusidažysi plaukus. Nu, gali būti. Raudonai. Pagyvensim, pamatysim, bet aš įsivaizduoju, kad galės tas žaidėjas, kuris galbūt laimės aukso puodą, kuriame yra 420 000 eurų, padaryti tikrai daugiau, nei persidažyti plaukus. Oho, aš negirdžiu aplodismentų, 420 000 eurų. Puikios žinios ir aš galvoju, kad mums pats metas pradėti, taigi Indre, palieku tave su telefoninė loterija. Aš žinau, ką tu veiksi. Atleiskime Gintui, jam taip smalsu ir jam taip pikta, kad aš jo nepasikviečiau apžiūrėti automobilio. Taigi, pasižiūrėkime, kągi telefoninė loterija 1634 paruošė šią savaitę, bet pradėsiu nuo praėjusio sekmadienio, kurio metu Jurgita su Vitalijumi išsiuntė žaidėjams į namus net 30 piniginių prizų po 1000 eurų. Su visų laimėtojų sąrašu galite susipažinti mūsų interneto puslapyje perlas.lt. Gintai, ar ateisi man padėti? Ateinu, tiesiog tikrai puikus, geras, gražus automobilis, negalėjau apžiūrėti, bet aš jau čia viskas tvarkoju. Tie vyrai. Taigi, šios savaitės telefoninės loterijos 1634 žaidėjai pretenduoja laimėti Jeep Renegade ir 20 piniginių prizų po 1000 eurų. Tai gal ir pradėkime ir pradėsiu aš. Pirmieji 5 piniginiai prizai po 1000 eurų jau dabar keliauja jums, jeigu jūs gavote žinutes su bilieto numeriais. Ir dar 5 piniginiai prizai po 1000 eurų atitenka jums, jei jūs gavote žinutes su bilieto numeriais. Kągi, turime dar 5 piniginius prizus po 1000 eurų. Puikiai tiksi jūsų taupyklė, jeigu šiuo metu kažkam taupote, tai prašau. Va, prašau. Ir paskutinis 5 piniginių prizų po 1000 eurų keliauja jums, jei jūs gavote žinutes su bilieto numeriais. Sveikiname jūs labai. Taip, o dabar atėjo momentas labai svarbiam dalykui, nes mes turime visureigį Jeep Renegade. Ir šis visureigis yra jūsų, jeigu jūs gavote žinutę su bilieto numeriu 00249664. Sveikiname jūs labai. Indre, mes visada tokiais atvejais imame ir iškart paskambiname tam žmogui, kuris jau dabar laimėjo Jeep Renegade. Taigi, padarykim tą ir šį vakarą. Padarykime. Sveiki, su jumis bendrauja Teleloto vedėjai, mano vardas yra Gintas, šalia manęs yra Indrė. Sakykite, prašau, kuo jūs vardu? Dalia. Dalia, ar jūs skambinote numeriu 1634? Taip. Dalia, tai leiskite pranešti, kad jūs tapote telefoninės loterijos 1634 visureigio Jeep Renegade laimėtoja. Sveikiname jūs labai. Ar girdite ovacijas? Visa studija ploja ir džiaugiasi kartu su jumis. Sakykite, netikėtina. Ar esate viena namuose? Ne viena, su šeima. Su šeima? Į kokį miestą mes paskambinome? Jonava. Sakykit, ar šiuo metu jūs tikit, ar galvojat, kad čia kažkoks sapnas? Sapnas. Ar pati vairuojate? Taip vairuoju. Ar reikėjo automobilio? Labai. Sakykit, prašau, o gal galit kuriam nors šeimos nariui pasakyti, ką laimėjot? Mums reikia ovacijų iš jūsų ten anapus. Vyrai pasakysiu, laimėjom džipą. Vyras toks apsimėgo, ką, džipą laimėjo? Vyras tikrai nepatikėjo. Taip, Dalia, sveikinam jūs dar kartą, jūs esate visureigio Jeep Renegade laimėtoja ir noriu pasakyti, kad jums pirmadienį iš pat ryto paskambins loterija ir papasakos smulkiai visas likusias detalės. Dar kartą sveikinam jūs. Ačiū labai.
Sveikiname visus laimėtojus. Na ir trumpa informacija, kurią jau Gintas ir minėjo apie telefoninės loterijos 1634 laimėtojus, jog su jumis susisieks loterijos atstovai pirmadienio rytą telefonu 852 751 751. Piniginiai prizai. Automobiliai. Manau, kad tai yra kiekvieno svajonė ir jūsų svajonė gali būti išpildyta. Jums tai reikia paskambinti ar išsiųsti SMS žinutę numeriu 1634 ir pretenduoti laimėti Volkswagen Passat ir 25 piniginius prizus po 1000 eurų. Valio! Valio! Automobilis Volkswagen Passat ir 25 prizai po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Prieš pirmuosius kamuoliukus ir pirmąjį studijos žaidimą tiek žaidėjus, tiek žiūrovus kviečiu apžiūrėti iš arčiau šį svečią iš Vokietijos, tai yra Volkswagen Passat. Volkswagen Passat sukurtas prieš 44 metus. Šiuo metu jis yra populiariausias vokiečių automobilių markės modelis. Kasmet jų parduodame daugiau kaip 1 100 000. Ir labai smagi žinia, kad mažiau nei po valandos laidos pabaigoje kažkuris iš jūsų tikrai laimės šį puikų automobilį. Oho, milijonas. Na, kalbant apie didelius pinigus, norėčiau visiems priminti, jog šio vakaro aukso puodė yra 420 000 eurų. Juos laimėsite, jei suspėsite užbraukti visus savo bilieto skaičius sulig auksiniu 47 kamuoliuku. Na, o kampus įstrižainės ir eilutę reikia užbraukti štai taip. Žaidimą baigsime vienu metu su 38 kamuoliuku. Beje, pirmieji kamuoliukai rėdės vykstant studijos žaidimui sėkmės spalva. Jau dabar žaisti kviesiu 5 studijos žaidėjus. Jie bus priskirti prie vienos iš spalvų matomų šiuose stoveliuose. Taigi, prie mėlynos spalvos stovelio jau dabar noriu pakviesti žaidėją su numeriu. Numeris 13, Dalia Vadapalienė. Prie juodos spalvos stovelio jau dabar ruošiasi keliauti žaidėjas su numeriu. Numeris 6, Gytis Ambrazevičius. Prie raudonos spalvos kviečiu žaidėją su numeriu 21, Antanas Vaičikauskas. Geltonos spalvos stovelis atitenka žaidėjai, kuris turi numerį. Tai yra žaidėja Birutė Laurinavičienė. Ir prie žalios spalvos kol kas įsikūrė žaidėjas su numeriu 9, Inga Kavaliauskinė. Jau dabar iš arčiau susipažinsime su sėkmės spalvos žaidėjais. Labas vakaras, Inga. Labas. Malonu Jūs matyti. Iš kur atvykot? Iš Kauno rajono. Kas Ramučiai. Jūs šį vakarą lydi? Viena. Viena atvažiavo. Viena, taip. Klausykit, o kuo užsiimat gyvenime? Dirbu Kurioj srity? burnos higieniste. Turiu šeimą didelę. Labai smagu. Tai dideliai šeimai reikia ir didelio prizo. Taip. To Jums ir palinkėsiu šį vakarą. Ačiū. Sėkmės Jums. Labas vakaras, Birutė. Labai malonu, plati puikiai šypsena. Iš kur, Birutė, atvykot? Šilalės rajono Laukuvos miestelio. Kas iš taip toli Jūs atlydėjo? Giminaičiai. Giminaičiai, aha, čia su visa giminė atvykot, labai smagu. Jūs kol kas esat prie geltonos spalvos, ar geltona spalva gyvenime Jums neša sėkmę, susidūrusi su ją, ar nelabai? Šiaip patinka spalva. Spalva patinka, tai linkiu, kad ji atneštų Jums sėkmę šį vakarą. Labas vakaras, Antanai. Labas vakaras. Labai malonu, iš kur atvykot? Iš Tauragės Padėjų savivaldybės. Kas atlydėjo? Žmona, sūnėnas. Plati giminė irgi kartu atvykusi, labai gerai. Kuo ten užsiima Tauragiai? Pensininkai. Iš akių matau, kad dažnai žaidžia teleloto. Taip, Ar studijoje pirmą kartą? pirma. Noriu palinkėti, kad pradedančiojo sėkmė lydėtų šį Ačiū. vakarą ir išvyktumėt laimingas. Labas vakaras, Gyti. Labą vakarą. Gyti, nuostabi barzda. Kiek laiko auginat? Metai gal Nesustokit, puikiai sekasi. Stengsiuosi, Iš ačiū. kur atvykot? Iš Vilnius. Atlydėjo kas nors? Jūs taip dar paieškojot? Galvoju, gal... Ar neatsivijo kas nors, ar ne? Gal... O kodėl atsiras vienas? kažkas? Ką žinau, Kad nereikėtų nemyli gal dalintis, ar niekas ne? manęs. Oi, Žinau. Pamatysit, kaip mylės po žaidimo. Aš tikiuosi. Sėkmės Jums. Labas vakaras, Dalia. Labai malonu, iš kur Jūs? Iš Pasvalio rajono Joniškėlio. Kas atlydėjo? Vyras. Ir labai paprastai, kiek norit laimėti šį vakarą? Nesvarbu, jau laimėjom, atvykome į studiją. Labai gerai, kad tuo džiaugiatės, linkiu Jums sėkmės. Ačiū visiems žaidėjams.
Su jais susipažinom, netrukus ir pradėsime žaidimą sėkmės spalva, tik trumpai priminsiu jums šio žaidimo taisyklės. Kol kas jūs stovite prie jums priskirtų spalvų ir jeigu pirmasis kamoliukas išriedėjęs sutaps su spalva, prie kurios jūs šiuo metu esate, jūs laimėsite 500 eurų. Na, o nuo 2 iki 5 kamoliuko spalvas jūs jau rinksitės patys, o su kiekvienu kamoliuku už atspėtą spalvą piniginiai prizai didės. Taigi, 2 kamoliukas yra vertas 750, 3 1000, 4 1250 ir 5 1500 eurų. Jeigu kartais atsitiktų taip, kad jūs neatspėsite ne vienos spalvos, nenusiminkite, tuščiomis mes jūsų neišleisime, mes turėsime paguodos prizą, tai yra 200 eurų. Ar taisyklės yra aiškios? Labai gerai, sėkmės spalvos žaidimas prasideda jau dabar, kol kas daryti nieko nereikia, tiesiog laukiame pirmojo kamoliuko. Indrė. Ir tai yra geltonas 49. Puiku, geltonos spalvos kamoliukas, sėkmę neša mūsų žaidėjai Birutė, jo sąskaitoje 500 eurų, puikiai pradžia. Dabar kreipiuosi į žaidėjus. Pagalvokite ir nuspręskite, kokios spalvos kamoliukas riedės dabar. Padarykit savo apsisprendimą, parodykite jį mums stoveliuose ir kai būsite pasiruošę, mes galėsime tęsti žaidimą. Taigi, Dalia renkasi geltoną, Gytis raudoną, Antanas su Birute žalią, o Inga mėlyną spalvą. Indrė. Mėlynas 7. Mėlynos spalvos kamoliukas išriedėjo ką tik. Inga, sveikiname jūs, jūsų sąskaitoje jau 750 eurų, bet mes tęsime žaidimą ir kviečiu dar kartą pabandyti atspėti, kokios spalvos bus kitas kamoliukas. Inga renkasi žalią spalvą, Birutė raudoną, Antanas mėlyną, o Gytis su Dalia lieka prie juodos spalvos. Indrė. Geltonas 55. Gaila, kad studijoje esantys žaidėjai geltonos spalvos nepasirinko, tikėkime šis kamoliukas sėkmę neša žaidėjams namuose. Aš studijos žaidėjus kviečiu pabandyti atspėti dar vieno kamoliuko spalvą, taigi prašau. Inga galvoja, kad riedės juodas, Birutė pasirinko mėlyną spalvą, Antanas su Gyčiu žalią spalvą, o Dalia mėlyną spalvą. Indrė, mes pasiruošę. Geltonas 52. Dar vienas geltonos spalvos kamoliukas, kuris dėja nedidina ne vieno žaidėjo čia studijoje sąskaitų, ką padarysi, bet mes turime dar vieną paskutinį bandymą. Linkiu jums visiems sėkmės, pabandom atspėti, kokios spalvos bus paskutinis sėkmės spalvos kamoliukas. Inga galvoja, kad tai bus raudona spalva, Birutė renkasi geltoną, Antanas žalią, Gytis geltoną ir Dalia žalią spalvą. Indrė, mes esam pasiruošę. Juodas 20. Deja. Šį vakarą sėkmės spalvos žaidimas nebuvo ypatingai sėkmingas, bet vis dėlto sveikiname mūsų žaidėjus. Inga laimėjo 750 eurų, Birutė 500 eurų, Antanui, Gyčiui ir Daliai atitenka paguodos prizai, tai yra po 200 eurų. Noriu pasakyti, kad sėkmės spalvos žaidėjai šį vakarą iš viso jau laimėjo 1850 eurų. Mes sveikiname juos. Na, o dabar vėl visas dėmesys į Indrę, nes riedės dar 10 kamoliukų. Na, o dabar jūsų dėmesį dar 10 kamoliukų. Geltonas 51. Geltonas 60. Geltonas 58. Raudonas 33. Geltonas 48. Mėlynas 13. Geltonas 50. Juodas 27. Geltonas 47. Ir juodas 25. Na, o aš noriu pakviesti 10 jūsų kitą sekmadienį būti čia Tele-LT studijoje, kur jūsų aišku laukia gera, puikiai nuotaika, gausa prizų, žinoma, Jurgita su Vitalijumi. Taigi, būsite čia, jeigu turite bilietus su numeriais.
041, bet koks skaitmuo 097. Lauksime jūsų labai. Na, o dabar visi kartu keliausime į trumpą pertraukėlę, kurios metu jūs tikrai suspėsite paskambinti arba išsiųsti SMS numeriu 1634. Beje, po reklaminės pauzės mūsų visų laukia pažintis su ypatingais šio vakaro svečiais. Kokiais? Pamatysime. Automobilis Volkswagen Passat ir 25 prizai po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Sveiki sugrįžę po reklamos, tikiuosi nenubodžiavote, o dabar visus kviečiu vėl tikrinti savo bilietus. Raudonas 34. Raudonas 32. Geltonas 57. Mėlynas 5. Ir mėlynas 10. Jau buvau užsiminęs apie ypatingus šio vakaro svečius, kas jie tokie, trumpa priešistorė. Praėjusį sekmadienį čia Teleloto studijoje vyko Teleloto kaziuko mugė. Jos metu buvo išdalinti 5 visureigiai Jeep Renegade. 2 buvo laimėti čia studijoje, na, o 3 iškeliavo žaidėjams į namus. Taigi, prieš susipažįstant su namų žaidėjais, aš kviečiu jūs visus pažiūrėti trumpą interviu su ponia Alma, kuri praėjusį sekmadienį čia studijoje ir laimėjo visureigį Jeep Renegade. Pažiūrim. Šalia mūsų su Jurgita stovi tik puikų visureigį Jeep Renegade laimėjusi ponia Alma iš Vilniaus kartu su savo žaviom dukrelėmis. Ir dabar noriu Almos paklausti, kaip jūs jaučiatės, ką galvojat, kokios pirmos mintys? Kol kas labai didelis jaudulys, tiesiog mintys labai įvairios, bet tikrai labai džiaugiuosi. Bet tikit savo laimėjimu? Yra, pirmas mano toks išloštas prizas. Tai tas jausmas yra nepakartojamas, ar ne? O pati vairuoja, turi teisės? Taip, turiu vairuoti. Alma, aš noriu paklausti, kur bus jūsų pirmoji kelionė? Gal jau suplanavo taip greitai? Reikia dar prie tos minties apsiprast, bet manau, kad į pajūrį pirmiausia. Pajūrį. Nuo mūsų nuveškit jūrai linkėjimų, gerai? Gerai, būtinai. Taigi būtinai nuveškit linkėjimų, dabar noriu pasveikinti ir tikrai galiu net įgnybti ir patikinti jūs, kad jūs tik laimėjote puikų visureigį Jeep Renegade. Sveikinimą jums! Sveikinimą! Aš irgi norėčiau prisidėti prie sveikinimų Almai, bet dabar nekantrauju supažindinti jūs visus su Jeep Renegade visureigio laimėtojais. Ir pirmasis šalia manęs jau stovi Audrius Puodžiūnas iš Anykščių rajono. Labas, Audriau. Sakyk, aš žinau, kad tu ne pats pirkai bilietą. Ne. Kas pirko bilietą? Mama. O mama gal čia ta, kuri juokiasi? Sveiki, labas vakaras. Kuo jūs vardu? Ačiū. Alvyra. Alvyra. Tai kaip dabar čia buvo? Kaip dabar dalinsitės, kas vairuos? Sūnus, nes jau gimtadienis ir padovanojo. Puikiai. O kiek sūnui metų? 26 bus. Nu tai padėkok, stovi sūnus, padėkok mamai, apsikabinkit, perdakit linkėjimus. Puikiai dovana. O kai kitą išlošio pati vairuosiu tada. Vat ir teisingai. Ačiū Jums labai, linksmų kelionių. Na ir dar viena yra laimėtoja Aliona Ilgina iš Vilniaus. Labas vakaras. Kaip jaučiatės? Labai patenkinta. Aš esu labai patenkinta, nes laimėjau automobilį. Kur Jūsų emocijos? Na, palaikymo komanda. Sveiki, kas Jūs? Labas vakaras, Kuo Jūs vardu? Viktorija. Dukra. Tai parodykit mamai, kaip reikia pasidžiaugti laimėjus automobilį. Jis turbūt negali patikėti tuo. Negali dar. Negali. Jūs turite raktelius, viskas jau gerai. Ar pati vairuojate? Ne, dar ne. Na, dukra, ar Jūs? Eisis laikytis. Tai labai ačiū Jums dar kartelį sveikinu. Linksmų kelionių, pats metas visiems vairuoti. Patikėkite, Jūs tikrai laimėjote automobilį. Ir tai yra ne viskas. Ir paskutinioji laimėtoja yra Daiva Zackevičienė iš Panevėžio. Sveiki, Daiva. Kokia šauni kompanija. Labas, kuo tu vardu? Dovas. Dovas, labai gražus. Ir sveiki, Jūs kuo vardu? Remigijus. Remigijus, visa šeima. Taip. Tai dabar papasakokite Jūs savo laimės receptą, kaip reikia laimėti automobilį. Reikia negailėti euro, nusipirkti bilietą ir Ir laimėti tiesiog visureigį Jeep Renegade. Ar pati vairuojate? Vairuoju. Ar patinka tau
automobilis. Labai. Jau žinai, kur važiuosi, pirma kelionė, kur bus? Dar nežinau. Dar nežinai, bet jau, o draugai jau žino, jau pasigyrai, kad laimėjai? Dar ne, bet dabar jau gali visiems pamojuoti ir perduoti linkėjimą. Pamojuokim visi kartu. Linkėjimai! Ačiū Jums dar kartelį. Šaunių kelionių. Ate. Ir tai yra dar ne viskas, nes 10 jūsų norėčiau pakviesti kitą sekmadienį čia pas mus į studiją. Ir tie laimingieji jau gali krautis daiktus, kurių rankose bilietai su numeriais 045, bet koks skaitmuo 898. Na, o aš ir vėl apžiūrinėjau šį puikų, šį gražų į Volkswagen Passat automobilį. Tikrai tikiu, jūs žinote, kad jis vertas dėmesio. Šis erdvus Volkswagen kūrėjų modelis buvo pagamintas naudojant specialią techniką, kuri leido padidinti automobilį kartu sumažinant jo svorį. Puikiai tinka tiek darbo, tiek laisvalaikio išvykoms su šeima, nes į didelę bagažinę tilps visi reikalingi daiktai. Tad linkiu Jums šį vakarą laimėti šį Passatą. O ką daryti, jeigu Jūs laimėti labai norite, bet teleloto bilieto šiuo metu neturite? Viskas gerai. Turiu Jums pasiūlymą. Dalyvaukite loto 1634, nes paskambinę arba išsiuntę SMS Jūs galite laimėti net 25 piniginius prizus po 1000 eurų ir Volkswagen Passat automobilį. Automobilis Volkswagen Passat ir 25 prizai po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Na, o dabar pats laikas kamuoliukams. Žalias 73. Žalias 69. Žalias 75. Geltonas 59. Mėlynas 14. Žalias 66. Geltonas 54. Mėlynas 11. Žalias 63. Ir raudonas 39. Dabar noriu pasisveikinti su 4 trigubo šanso žaidėjais. Išbandyti sėkmę kviečiu žaidėją, kuris turi numerį. Numeris 18. Pavel Cirupa. Dar vienas trigubo šanso žaidėjas turi numerį 33. Nerijus Galinskas. Į šią kompaniją mes pakviesime ir dar vieną žaidėją. Jo numeris 29. Lina Libika. Ir paskutinis žaidėjas arba žaidėja trigubo šanso žaidime yra žaidėjas su numeriu 22 Jonas Vaičiūnas. Jau dabar paaiškinsiu žaidėjams šio žaidimo taisyklės ir mes iš karto pradėsime trigubą šansą. Taigi, brangų žaidėjai, kiekvienas iš jūsų pailiui turėsite teisę iš šios skaidrios dėžės traukti 3 kamuoliukus, ant kurių yra nurodyti prizai. Tai gali būti piniginis laimėjimas arba automobilis. Ištraukus kamuoliuką jūs turite nuspręsti, ką daryti. Ar pasimti ką tik ištrauktą prizą ir žaidimą baigti, ar jo atsisakyti ir traukti dar vieną kamuoliuką kitą kartą. Taip su kiekvienu iš jūsų mes žaisime iki 3 kamuoliuko imtinai ir jeigu atkeliausime iki to 3 kamuoliuko, tai paskutinis jūsų ištrauktas laimėjimas ir taps jūsų laimėtų prizu. Viskas aišku, ar ne? Džiugi žinia, kad šiame žaidime kartu su žaidėjais dalyvausiu ir aš, pailiui trauksiu kamuoliukus, na, o ištrauktus laimėjimus mes iš karto išsiųsime žaidėjams į namus. Ir dar vienas svarbus dalykas prieš pradedant, jeigu jūs ištrauksite mėlynos spalvos kamuoliuką, tai reiškia, jog jūs laimite Volkswagen Polo automobilį. Jeigu mes pamatysime geltonos spalvos kamuoliuką, tai sveikinsime jūs laimėjus Fiat 500, na, o jeigu jūsų rankose bus žalias kamuoliukas, tai reikš, kad jūs laimėjote Ford Fiesta automobilį. Dabar jau tikrai pradėsime ir aš keliauju prie pirmojo žaidėjo. Pavel, labas vakaras, sveiki atvykę, malonu susipažinti. Iš kur? Iš Jonavos. Kas atlydėjo? Žmona. Su žmona keliavote dviese, žmona mojuoja, plati šypsena, labai gerai, stiprus palaikymas. Labiau automobilio reikia ar pinigų? Laimės dalykas. Pavelas šypsosi, laimės dalykas. Pavelai, raskit ten savo laimę. Prašau. Pažiūrėti negalima. Ne, žiūrėti negalima, reikia jaust. Jūs išjauskit ten tai, ko reikia. Pavelas išjautė 750.
eurų. Nenoriu. Taip iškart net nenorit. Gerai, su Pavelu mes susitiksime antrame traukime. Dabar sveikinuosi su Neriju. Labas vakaras, Nerijau, kaip gyvojat? Gerai. Iš kur atkeliavot? Šilalės rajonas. Kas jūs atlydėjo? Žmona. Mano mojoja, gerai. Nerijau, jaudinatės truputėlį. Taip. Atsipalaiduokit, viskas gerai. Automobilio reikia. Reikia. Raskit, ten yra net 3, kviečiu išsirinkti, kuris labiau patinka, tą ir traukit. Taip, daug negalvojęs. 500 eurų, puiku. Ką galvojat? Žaisim toliau. Čia vyrai krepšinio susirinko kol kas pažais, tik mėtam, viskas gerai. Labas vakaras, Lina. Labas vakaras. Malonu. Lina, iš kur jūs? Iš Kelmės rajono. Viena ar kažkas atlydėjo? Lydėjo draugė. Su draugė dviese? Taip. 2 merginos, ilgas kelias. Ką susitarėt? Ką reikia parsivežti? Laimėsim mašinas, žinoma. Laimėsit mašiną? Taip Reikia. susitarėt, ar ne? Taip. Tai prašau, laimėkit. Turit visus šansus. 200 eurų. Puiku. Kitą kartą. Kitą kartą, ar ne? Gerai. Oho, kaip čia taip žaidėjai, klausykit kol kas. Gerai. Labas vakaras, Jonai. Labas vakaras. Malonu, Jonai, iš kur? Panevežys. Kas lydi? Dukra su anūku. Ko anūkas ar dukra užprašė? Nespėjo. Ai, nespėjo. Jūs taip greit atbėgote, Smarkiai išbėgo. supratau, kad nieko neužprašytų. Gerai, Jonai, prašau, bandykit savo laimę. Jonas ieško ir Jonas ištraukia 2000 eurų. Labai neblogai. Jonai, noriu jūsų paklausti, ką jūs darysite? Jūs galite baigti žaidimą, pasimti 2000 eurų ir grįžti į savo vietą, į žiūrovų tribūną mūsų, arba jūs galite bandyti savo sėkmę. Dar kartą. Jūsų plojimai. Jonas ką tik atsisakė 2000 eurų, palinkėkime jam sėkmės. Atėjo eilė ir man išbandyti sėkmę, pasižiūrėsime, kas keliauja žaidėjams į namus jau dabar. Ir tai yra 1500 eurų. Labai neblogai. Taip, ir ši suma keliauja jums, jūsų rankose. Biletas su numeriu 05120557. Sveikiname jūs. Na, o mes tęsime trigubą šansą ir aš vėl artėju prie Pavelo. Pavelai, antrasis jūsų bandymas. Prašau, ieškokite, jauskite ir pabandykite išsitraukti tai, kas jau tenkintų ir ko nebereikėtų atsisakyti. Atsakingai pamaišė Pavelas ir Pavelas turi 1000 eurų. Daugiau buvo palikę. Gerai, gerai, rimti reikalai šį vakarą. Nerijau, jau net nedrįstu nieko kalbėti ir kažko prognozuoti. Kol kas visko atsisakom. Ką turi Nerijus šį kartą? Nerijus turi 5000 eurų. Nerijau, o dabar jau dilema, ar ne? Dabar jau įkliuvau. Dabar jau įkliuvau, sako Nerijus. Nu nieko savo, aš irgi norėčiau įkliūti su 5000 eurų teleloto žaidime. Ką darysit? Manau, kad pasiliks. Nesitarsit su niekuo? Su jumis? Ai, su manim tarėtės. Ta prasme, jūs pasiliksit žaidime ar pasiliksit 5000 eurų? 5000 eurų. Nerijau, sveikinu jūs, puikus žaidimas, linkiu jums sėkmės, ačiū, kad šį vakarą buvote čia. Indrė, taip pat sveikinu jūs. 5000 eurų jau iškeliavo, bet mes dar turime žaidėjų ir tęsėme trigubo šanso žaidimą. Lina, draugė taip žiūri jūs, sako, Lina, traukit kažką. Lina traukė ir ištraukė 3500 eurų. Lina. Pasimsiu. Ką pasimsit? Pinigėlius. Tikrai? Taip. Jūs jau apsisprendėt? Taip. O kodėl į draugę nežiūrit? Taip. Ką draugė Sutiko. sako? Sutiko, ar ne? Jūs tikrai imate Taip, jie mus 3500 eurų. Sveikinam, taip. Sveikinu jūs labai. Sėkmės, Lina, jums. Liko 2 žaidėjai. Jonai, jūsų eilė. Jonas žiūri. Kažką pabandys išsirinkti, kas labai tinka ir patinka. Ir Jonas turi 2500 eurų. Jonai, ką darysim? Užteks. Ko užteks? Pinigų. Bet ten dar 3 automobiliai. Gal neberizikuosiu. Jūs neberizikuosit. Jo. Jūs liekate su 2500 eurų ir baigėte žaidimą. Taip. Sveikiname jūs labai. Ačiū, kad buvote šį vakarą čia. Sėkmės. Dar vienas mano bandymas. Taip, pažiūrėkime, kas keliauja žaidėjams į namus. O žaidėjams į namus keliauja 7000 eurų. Taip. Indrė. Taip, ir tas laimingasis esate jūs, jei savo rankose laikote bilietą su numeriu 046778. Sveikiname.
Dabar trumpam išsiskirsime. Po reklaminės pauzės mūsų laukia dar vienas kamuoliukų traukimas, nes trigubame šanse turime dar vieną žaidėją. Na, o per traukėlės metu jūs tikrai suspėsite paskambinti arba išsiųsti SMS numeriu 1634. Automobilis Volkswagen Passat ir 25 prizai po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Sveiki sugrįžę. Mes tęsame Teleloto, čia trigubo šanso žaidimas, kuriame dar turime vieną žaidėją. Pavel, prie jo dabar ir keliauju. Pavel, tai yra paskutinis, trečiasis jūsų bandymas. Visa studija, aš tikiu, visomis širdimis yra kartu su jumis. Aš taip pat labai sargu už jūs, prašau. Pavel, paskutinis trečias bandymas. Pasižiūrėsim. Ir tai yra! Tai yra automobilis! Ir tai yra Fiat 500. Pavelai, jūs ėjot iki galo ir jūs laimėjote. Jėga, sveikiname jūs. Ačiū labai. Pavelo rankose rakteliai ir tai yra be galo nuostabu automobilis. Taip, Pavelo žaidė iki galo ir Pavelui sekėsi. O galiu aš? Ne, negali. O galiu aš? Prašau prie generatoriaus. Kaip visada. Aš savo rankelę dar vieną kamuoliuką traukiu, o laimėjimą iškart siunčiam žaidėjams į namus. Automobilį. Ištraukiau 10 000 eurų. Indre, 10 000 eurų, kurie jau dabar keliauja tam žaidėjui, kuris turi bilietą. Su numeriu 0331184. Sveikiname. Taip, sveikinam tikrai. Puikus trigubo šanso žaidimas. Jeigu ir jūs norėtumėte išbandyti savo sėkmę, pavyzdžiui, šiame žaidime, atvykite kitą sekmadienį pas mus čia į Teleloto studiją. Kviečiame 10 jūsų, jeigu tik turite bilietus su numeriais. 041, bet koks skaitmuo 003. Laukiam jūsų. Automobilis Volkswagen Passat ir 25 prizai po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Mūsų žaidimas įgauna pagreitį, telefoninė loterija, sėkmės spalva, trigubo šansas. Žingsnis po žingsnio artėjame link tos akimirkos, kai sužinosime, ar kažkam šį vakarą pavyks laimėti aukso puodą. Indre. Taip, aš čia stoviu ir laukiu, kol man leis įridenti kamuoliukus. Bet prieš tai norėčiau žaidėjams namuose priminti, kad kampus įstrižai, nes ir eilutę baigsime žaisti su lyg vienu 38 kamuoliuku. Raudonas 43. Mėlynas 12. Mėlynas 6. Geltonas 56. Mėlynas 4. Geltonas 53. Žalias 62. Ir raudonas 44. Tai buvo 38 kamuoliukas, todėl pats metas apžvelgti rezultatus. Taigi kampų laimėtojai pasidalina 26 262 eurus. Eilutės laimėtojai pasidalina 26 262 eurus. Na ir įstrižainės laimėtojai pasidalina 13 131 eurą. Kągi, liko paskutiniai patys svarbiausi skaičiai iki auksinio 47 kamuoliuko ir aukso puodo. Indre, kas mūsų laukia? Gintai, oi, laukia kamuoliukai. Raudonas 41. Juodas 19. Žalias 68. Mėlynas 9. Raudonas 38. Geltonas 46. Žalias 67. Žalias 61. Dėmesio, dabar riedės auksinis šio vakaro kamuoliukas. Indre. Taigi šio vakaro auksinis kamuoliukas yra raudonas 35.
Deja, bet šį vakarą aukso puodas nebuvo laimėtas, bet mes tęsime žaidimą toliau. Išimame didįjį prizą, kuris yra beveik 22 000 eurų. Linkiu sėkmės jį laimint. Indrė. Juodas 17. Skambutis. Taip, mes išgirdome skambutį ir tai reiškia, kad kažkam namuose liko užbraukti vos vieną langelį iki visos lentelės. Ir tai reiškia dar vieną svarbų dalyką. Visai netrukus studijoje mes žaisime jau paskutinį šio vakaro žaidimą – Deganti linija. Kol šiam žaidimui ruošiasi mūsų studijos žaidėjai, jūs tikrai suspėsite paskambinti arba išsiųsti SMS numeriu 1634. Automobilis Volkswagen Passat ir 25 prizai po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Jau dabar sveikinuosi su studijos žaidėjais žaidime Deganti linija. Brangūs žaidėjai, jeigu jūs galvojate, kad po šio kamuoliuko kažkam namuose pavyks užbraukti visą lentelę ir bus laimėtas didysis šio vakaro prizas, ženkite per šią mūsų raudoną liniją. Jeigu jūs atspėsite, jūs laimėsite 6000 eurų. Taigi, dar vienas kamuoliukas riedės jau visai netrukus. Ar mes čia turime tokių žaidėjų, kurie galvoja, kad dabar ir bus laimėtas didysis prizas? Jeigu taip, ženkite per liniją. 1, 2, 3, stop. Kol kas niekas taip negalvoja. Indrė. Mėlynas 3. Galbūt tai yra tas kamuoliukas, kurio taip reikia mūsų žaidėjams namuose. Ne, bet jau liko 2 žaidėjai, kurie kovoja iki didžiojo šio vakaro prizo, tai yra beveik 22 000 eurų. Žaidėjai studijoje taip kažkaip žiūri, galvoja, galbūt jau dabar norite žengti per degančią liniją ir pabandyti laimėti 6000 eurų. Vieną drąsuolę turim, dar vieną drąsuolę ir dar vieną žaidėją. Iš viso 3, ar ne? Prašau, arčiau į centrą. 3 žaidėjai, sėkmės atveju, jiems atiteks po 2000 eurų. Indrė. Žalias 64. Galbūt tai yra tas kamuoliukas, kurio taip reikia žaidėjams namuose. Ne, dėja ne. Ačiū Jums, sėkmės. Taip, mes tęsėme, mes laukiame ir tikimės, kad galbūt jau dabar bus laimėtas didysis šio vakaro prizas. Ar kažkas iš žaidėjų studijoje galvoja taip pat? Yra norinčių žengti liniją, taigi 1, 2, 3, stop. Taip, 1, 2, 3, 4, 5, 6 žaidėjai. Po 1000 eurų atiteks Jums sėkmės atveju. Mes nekantraujame. Indrė. Mėlynas 2. Galbūt tai yra tas kamuoliukas, kuris neša sėkmę žaidėjams namuose ir jau dabar turėsime didžiojo prizo laimėtoje. Ne, bet jau liko 6 žaidėjai, kurie labai laukia dar vieno kamuoliuko. Didysis prizas kol kas nepasiduoda, bet ką gali žinoti, galbūt dabar jis jau ir bus laimėtas. Kažkas jau žengia, gerai, prašau su plačia šypsena, reiškia kažką jaučiat ar ne? Taip, 1, 2, 3, stop. Ir vėl šiuo atveju mes turime 6 žaidėjus, kurie nekantrauja, nes sėkmės atveju laimėtų po 1000 eurų. Indrė. Žalias 71. Galbūt jau dabar didysis prizas bus laimėtas ir mes galėsim, dėja ne. 9 žaidėjai namuose labai nekantriai laukia dar vieno kamuoliuko, nes tikisi laimėti tą didįjį prizą pagaliau. Žaidėjai studijoje jau irgi kažką jaučia, nes žengia per mūsų raudoną liniją. Kol kas turime 4 tokius. Ar dar kažkas? 1, 2, 3, stop. 4 žaidėjai laukia dar vieno kamuoliuko. Indrė. Raudonas 42. Na gal pagaliau tas didysis prizas pasiduos ir bus laimėtas jau dabar? Ne! Kol kas dar ne. Gerai, tęsėme žaidimą. Dar kartą kreipiuosi į studijos žaidėjus. Jeigu galvojate, kad po šio kamuoliuko kažkas tikrai laimės didįjį prizą, ženkite per liniją. Oho, kiek drąsių. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 žaidėjai taip mano. Indrė, laukiam dar vieno kamuoliuko. Žalias 70. Galbūt šio kamuoliuko taip laukia kažkas iš žaidėjų namuose ir jau dabar turime didžiojo prizo laimėtoją. Ne, dar ne. Didysis prizas šį vakarą nepasiduoda, bet jis tikrai bus laimėtas, taigi kiek nedaugiau mūsų čia ir liko, ar ne? Geras šansas laimėti 6000 eurų arba juos dalinti su kitais, kas irgi žengia per liniją. Taigi, 1, 2, 3. Ar yra manančių, kad dabar jau didysis prizas tikrai pasiduos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 studijos žaidėjai. Indrė.
Gintai. Ir tai yra raudonas 45. Raudonas 45, ar mes turime didžiojo prizo laimėtoją arba laimėtojus? Ne! O, kol kas dar neturime ir žaidžiame žaidimą toliau. Taigi, klausiu 2 studijos žaidėjų likusių čia. Galbūt dabar bus laimėtas didysis prizas. Jeigu taip manote, ženkite per mūsų degančią liniją. Abu jau taip manote. Gerai, paskutiniai žaidėjai. Indrė. Jaudinasi, bet tai yra juodas 26. Juodas 26. Ir ar nusišypso sėkmė, ar mes turime didžiojo prizo laimėtoją? Taip! Yes! Mes turime didžiojo prizo laimėtoją. Ir mes turime 2 žaidėjus studijoje, kurie žaidė iki galo, išlaukė momento ir dviese dalinasi 6,000 eurų. Fantastiškas degančios linijos žaidimas šį vakarą. Vyrai, leiskit paspausti rankas. Nuostabiai. Oba, oba, yeah! Automobilis Volkswagen Passat ir 25 prizai po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Indrė, noriu tavęs paklausti, o ką tu darytum ir kur pirmiausiai keliautum, jeigu laimėtum šio vakaro gražuolį mūsų studijos svečią Volkswagen Passat automobilį? Na gerai, kad paklausai, nes susidėjau jame, mačiau, kad jis yra labai erdvus, talpus, tai pasimčiau savo visą gausę šeimyną ir keliaučiau po Lietuvą. Gerai, ir tave pasimčiau. Taip, tikrai tikiu, kad mes tilptumėm visi, štai taip patogiai, komfortiškai, visai netrukus važinės vienas teleloto žaidėjas, nes Volkswagen Passat jis vairuos jau rytoj, o gal ir poryt. Taip, bet gal prieš tai pasikvieskime dar 10 žaidėjų pas mus kitą sekmadienį į studiją, susipažinti su Jurgita, Vitalijumi ir tie laimingieji esate jūs, jei savo rankose laikote bilietą su numeriu 043, bet koks skaitmo 830. Kviečiame jūs ir labai jūsų laukiame, na, o dabar Indrė jau tikrai pats metas Volkswagen Passat automobiliui. Prašau. Taigi, elegantiškas, puikus, taip lietuvių pamėgtas automobilis Volkswagen Passat atitenka žaidėjui, kuris rankose laiko bilietą su numeriu 0167344. Sveikiname jūs labai, gražių ir sėkmingų jums kelionių. Indrė, kaip tu manai, ar tai jau yra viskas? Išdalinti prizai, man atrodo, žinok, Gintai, einame į pabaigą. Taip, bet aš dar norėčiau pakviesti visus, nepasididžiuoti ir kitą savaitę, kitą sekmanį taip pat žaisti teleloto. O žaisti, jūs tik paklausykite, tikrai bus dėl ko. Šį vakarą aukso puodas liko, todėl mes skelbėme labai svarbę žinią. Mes skelbėme didelės ir linksmas teleloto aukso puodo dalybas, kurios tęsis ateinančius 2 sekmadienius. Net 500 000 eurų pažirs į beveik 2000 prizų. Taigi, būkite pasiruošę bilietus kitam sekmadieniui. Puikios žinios, nes žaidėjams į namus siūsime po 2, 5, 300 eurų ir po 1000, po 2, 3, 5 ir net 10 000 eurų. Taip, puikios žinios ir tai dar ne viskas, nes čia į studiją atvyksta elegantiškas Mercedes-Benz A160, lauks ir kiti geri automobiliai. Ir taip pat naujas aukso puodas, kuriame bus 200 000 eurų. Tikrai, manau, verta žiūrėti teleloto, bet man atrodo, dar yra svarbi informacija, kurios mes beveik nepamiršome, tai yra perlo draudimas. Taigi, iš visų apsidraudusiųjų savo automobiliai civilinių draudimų metams, čia teleloto laidos metu sužinosime 10 laimingųjų, kuriems tiesiog sugrįš sumokėti pinigai. Taip, tikrai, ir aš manau, kad pats laikas sužinoti, kas yra šios savaitės laimingieji. Taigi, ekrane sukasi draudimo sutarčių numeriai ir štai kompiuteris atrinko 10 laimingųjų. Jie jau gali džiaugtis, kad automobilio draudimas jiems nieko nekainavo. Sveikiname juos. Taip, tarp laimingųjų galite būti ir jums. Jums tai reikia tiesiog apdrausti savo automobilį, tai padaryti Perlo terminaluose arba internetu perlopaslaugos.lt ir viskas, jūs jau dalyvaujate akcijoje. Ir kitą sekmadienį sužinosime dar 10 laimingųjų, kuriems tiesiog Gintai sugrįš sumokėti pinigai. Puikios žinios ir tai dar ne viskas. Aš dar norėčiau priminti informaciją apie teleloto bilietus. Kurgi juos galite įsigyti? Kur? Be jokios abejonės prie terminalų, parduotuvių kasose, taip pat internete perlas.lt ir žinoma Statoil degalinėse. Beje, vasario 26 dieną prasidėjo akcija, kuri tęsis iki kovo 25 dienos, taigi kiekvieną kovo sekmadienį teleloto laidos metu iš visų per savaitę Statoil nupirktų teleloto bilietų bus papildomai traukiama 10 laimėtojų, kuriems atiteks 30 eurų čekį degalams įsigyti. Jūs tik įsivaizduokit, išsames akcijos taisyklės rasite internete perlas.lt. Tai gal dabar pats metas sužinoti šios savaitės laiminguosius?
Taip, tą ir padarykime. Taigi, jau dabar ekrane pamatysime 10 laimingųjų bilietų numerius, kurie laimėjo po 30 eurų čekį degalams Statoil degalinėse. Sveikiname visus laimėtojus. Sveikiname. Na, o dabar, Indrė, man atrodo, jau tikrai viskas. Man atrodo, kad irgi belieka ką palinkėti. Gražaus sekmadienio vakaro, puikios savaitės, pavasaris jau čia susitiksim. Leisk ir man pasakyti ate. Ate. Ir polka, polka, polka. Šuks džiaugsmo juokas vėl šimtai balsuos, šuks valio, nes tai